Sveiki visi, su jumis Žvejo kelias. Pagaliau mes grįžom į mūsų žvejybą po ilgojo sezono žiemos. Tai mes su jumis atidarysim sezoną šiandien su fiderinėm meškerėm. Pabandysim kažką pagauti. Mes esam prie Vilnojos ežero. Daug kartų buvom, daug kartų kažką gero traukiam. Ir bandysim ant plūdinės kažkam. Naudosime šiandien pašarą su vanilė. Biški prisistovėjo. Galima bus naudoti. Ir taip pat išbandysim naują mūsų dipiriuką. Neseniai gavom. Pažiūrėsim, koks čia gilis. Ir patikrinsim, ar yra šiandien žuvys pas mus. Tai kad bandom. Nu štai ką, užkabinamės dipiriuką. Gero bus. Tai kad bandysim įžiūrinėti, kur randasi žuvis. Nu štai va, pagaliau. Įsiaiškinom. Mūsų va dipiriukas. 6-8 metrai gylio. Nu ir po biškį rodo mums žuvytę. Dipiriukas biškiuką tenain. Ant 4 metrų stovi kažkokia maža, gal nedidelė kojytė. Vis tiek kažką gero gal ištrauksim ant dugninės. Bet aišku biškiu, kad dar šaltoka. Bet ką ne ką, galima tai tikrai. Bet gilis šiaip geras, 6 metrai tai čia pakanka, kad normaliai ištrauktų. Nu va, irgi visokie smūgiai žiūriu eina. Nu gerai. Bandysimės kažką daryti toliau. A mes susitiksim po užmetimo. Greitas jungimas, pažiūrėkit. Suradau kokią šaiką. Čia prie pat kranto. Pažiūrėkit, kiek žuvies rodo. Eik tu sau. Čia tai tikrai užmesim plūdinę ir bandysim kažką traukti. Čia buvo greitas jungimas, aš aišku biškį dar norėjau pažiūrėti, bet 3 metrai ir pažiūrėkit. Žuvies kiek, eik tu na, paliubomu čia geras, toks mažytės, aišku mažytės, nedidelės, bet vis tiek įdomumas, tai pažiūrėkit koks geras, kiek rodo. Gerai, neužsilaikom, viso. Važiuojam tai dabar tai tikrai. Nu tai ką, papasakosiu biškį apie savo sistemėlę. Sistemėlė pas mane paprasta, savarankiška, pats padariau. 22 gramų yra mano boksas, nu čia kaip karmuškė. Tada eina fluorokarbonas valas 0,12 ir 12 kabliukas. 2 masaliukai, dzikunčikai. Pintas valas pas mane 14 ir ką, pradedam mūsų pirmą užmetimą. Užsifiksuojam, kad neprarasta pačią mūsų gylį. Nu ir viskas. Pusė darbo padaryta. Dabar uždėsim dzindziliočiką.
Biškiukai reikia patempt, kad valas nebūtų toks nuleistas. Nu va ir super, stovi. Šio. Kaip suprasim, kaip kas bus, Dzindžiliokas mums parodys. Užsimaitinam. Opa, jau kimba. Net nespėjau atsisėsti, jau plūdinė, jau nebėra. Dyperis parodė, kad žuvytė pas mus čia yra. Nu va, pirmasis mūsų ištraukimas, pažiūrėkit. Ui, kokia seksualytė mūsų pirma. Pirma klasė. Ant zyko. Dyperis rodė ir gerai mums parodė. Aš tik perginu, kad jums blogai čia kažkas matysis. Nu ką, antrasis metimas. Yra dar viena. Nespėjau tik užmesti iš karto. Traukimas. Pažiūrėkit. Oi, kokia mažytė. Bet graži. Žuvis yra aktyvi, aš nežinau už kaip. Buvo tas greitas įjungimas, kad parodė ant trijų, galima pasakyti, ant 2 metrų gylio stovi žuvis. Nes ant pato gylio kažkaip tai nenori imti. Nespėja tik užmesti, jau ima. Panėdė, opa, ai. Per anksti, per lūpą pakirtau. Opa, yra. Nu va, dar viena tokia pati. O, atsikabino. Reikia paleisti. Mes biščiuką bandom ant didesnių. O, kelą. Opa, pakirtom. Yra. Pažiūrėkit. O. Dar viena. Oi, kokie. Kojytės vien tik. Super. Žvejyba eina į mūsų dvasią. Vien tik kas minusas yra, kad... O. Yra. Aik tu sau. Wow. Vėl tokia mažy. Paleisim, tegul gyvena. Tegul kviečia. Mama, tėtė. Važinėja biškį, gazina žuvį su bangom. Opa. Įkirto. Važiuojam, publika. Opa. Dar mažesnė. Все, dzikai jau suvalgė. Aišku, galima ir... Opa. Yra. Dar viena. O. Dar vienodė. Super. Nu štai ką, biškį pakeitimo pozicijos kameros. Piteris.
ant to momento ir feederis pradėjo veikti. Kažkas. Įdomu. Tik įjungiau kamerą, iš karto pradėjo feederis veikti. Ir pas mus prasidėjo lietus. Kažkas eina. Ai. Paspruko man regis. Mano dzindziliokas kažkur tai skrido. Buvo ir pabėgo. Įvedė į žolyną, aš pajaučiu, kad užsikabino labai stipriai. Ir paspruko. Ir aš kaip traukiu, mano dzindziliokas kažkur tai skrido. Ai, va, radau. Viskas. Galima bus per kamerą pamatyti, kaip jisai išskrido. Tu aš greitai užsišeriu. Plūdė ten stovi, jau aš... Nu, dar stovi. Bet paliubomai jau suvalgiau viską. Prasidėjo lietus. Bandysim vėl mes į tą patį vietą užmest. O, jau kimba vėl ant plūdės. Oho! Tai, всё, kabliukas sulūžo. Kas ten per žavis buvo, kad kabliukas net sulūžo? Firminis kabliukas buvo Pažiūrėsim, ar kaip dabar čia gausis. O pas mus draugai atėjo šuniukas, stovi man už nugaros. Gal per kamerą nesimato? Kažkas buvo, bet žiauri smulkmena. Tai kad tokie reikalai. Sezonas jau atidarytas, jau kažkas buvo. Trinktelėjo. O, vėl žaidžia kažkas. Aš net nežinau, ką žiūrėt. Ar į plūdinę, ar į tą. O, jūsų pažiūrėjau ir plūdės nebėra. Yra kažkas, yra. Iš dugno. Pažiūrėkit. Jūs klausėt, kur žuvis? Va ir žuvis. Bet iš dugno pažiūrėkit, kokia mažytė. Bet tai super.
Mano sistemėlė veikia. Aš jį ir pasiėmiau. Nu ką, važiuojam? Tuoj biškį, nes ten 6 gylė. O, jau kimba, ką man dabar daryti? O, čia kažkas gera. O! Oho, publika, pažiūrėkit. Net nespėjo nuleist iki dugno. Kokį iššovė. Čia tai superinė kojytė. Wow, fantastika, žmonės. Nes sakau, nespėjau iki dugno nuleisti mano tokiais tempomis. Gerai, galima bus ir prigaudyti. Pašarą biškį įdėjau ir vsio. Važiuojam. Nu ką, trečias metimas. Taip pat. Aš pamiršau nuimti savo dzindzilioką ir jisai skrido tiesiai į ežerą. Dabar mes nieko negirdėsim ir žiūrėsim tik į paskutinį kivočiką. Galit biškį rašyti komentaruose, o pamiršau. Tai pamiršau, ką dar. Dabar bus iš viso sunkiai. Mes vis tiek kažką su jumis sugalvosim. Ne pirmą kartą, ne paskutinį kartą. Taip. Nu ką, matosi. Vėl biškiuką pakeitimas pas mus, kaip visada. Dabar mes rodysim, kaip kimba ant fideriuko. Biškiuką arčiau persikroviam. Bandysim, kad jums būtų patogiau žiūrėti, kaip vyksta momentai ir kibimai ant fiderio. Bet jau šiaip gerai. Paėmėm, gražus. Vieną tai tikrai gerą. O dar vieną bričką pas mus atvažiavo.
Nu va, pažiūrėkit. Kokios mažytės. Kokios čia mažytės eina. Eik, tai savo. Gyris virš 2 metrų, bet jiema tokias mažytės, aš nesuprantu, kokią čia gilį man statyt, kad praktiškai, kad ant dugno būtų. Nes, kaip žiūrėjom, ten buvo 3 metrai, 3,5 metrai, o ten tai iš viso toliau eina jau 5 ir tarp 6 eina jau. Bet įdomu. Ir jie tokios alkanas ar dar. Bet... Nu, ką čia, nu. Nu, va, pažiūrėkit, nu. Nu. Čia va. Vėl. O gilis geras. Jėzus. O, panėrė, kaip fainiai buvo. Ir spėjau pakirsto. O, kaip veda. Opa. Yra. Nebloga. Jau bent džiugina, ne taip, kad tokias jau mažytės. Dziką pakeičiau ir iš karto jau eina. Gal dar ant vidurio šiaip gero. Nu tai ką, buvo toks geras video. Ant galo, kaip visada, prasidėjo pas mus lietus. Nieko gero daugiau neužtraukiam. Tai va, biškė, toks va nedidelis ulovas. O, kaip lietus prasidėjo. Reikia greitai ruoštis. Tai kad ką, ačiū visiems, kad su manim buvot. Iki sekančio karto. Subscribe, like ant šitą video. Tai kad iki naujų gerų video.